Po šios kelionės supratau, kad aš nenorėčiau keliauti aplink pasaulį kokius metus. Jau šiandien teko man užsakinėti vieną paskutinių bilietų ir aš tai darau su kančia. Ne bilietų, o viešbutį. Reikia surasti tą viešbutį, kur gyventi, pasirinkti vietą, susižiūrėti datas. Maistas vėl, nežinai ką valgysi, ar skaniai, ar skaniai, pasigaminti skaniai negali, nėra namų aplinkos. Ir įsivaizduokit taip metus, kaip benamis beldėsi per pasaulį. Velnias kažkaip tais išpūstas dalykas, kelionė aplink pasaulį. Neturi būti atostogos ir neturi būti atitinkamas savo namai, į kuriuos grįžti, nesvarbu, jie gali būti Lietuvoje ar dar kažkur, bet tu turi kažkokią namų aplinką savo turėti, kur tu nori grįžti, tavęs ten laukia gimtosios sienos, lova, virtuvė, tu pagaminsi savo mylimo maisto, pamatysi savo mylimą aplinką ir katinas. O čia ta kažkokia, man atrodo, marketingas išpūtęs yra tas kelionės aplink pasaulį. Ne, Milda? Norėtum aplink pasaulį pakeliauti? Turbūt kažkada irgi galbūt įsivaizdavau, kad tai tokia kažkokia romantika. Bet tai sunkus darbas. Sunkus darbas. Kai mes ten nuvažiuodavom, pavyzdžiui, Tailandą nuvažiuoji ir ten guli kokį mėnesį ir ten pusantro ir tiesiog, ne, ten gerai, hopinį tarp salų. Tu vieną viešbutį mėnesį pagulėt kiekvienas gali, be problemų. O čia, kai išvažiavome pirmą kartą 2 mėnesiam ir mes tiek judam, mes tiek skrydžių turėjom ir visko, tai tikrai sunkus darbas. Tai yra sunkus darbas. Įspūdžių tai yra bet kiek ir aš tikrai ne už ką nekeičiau iš tos kelionės, yra jinai nuostabi ir aš taip pat dar noriu, bet metus laiko tikrai nenorėčiau. Vienas sunkiausių dalykų, kad tu ištisai, įsivaizduokit, namuose esi, tu turi savo aplinką, tu turi savo žmonės, tu žinai kelią, tu iš tikrųjų judi automatiškai, per daug negalvoji, netgi mieste važiuoji į savo darbą, tu net negalvoji, kaip reikia judėti, tu žinai visas taisyklės, jau viskas pasąmoniškai vyksta. Žmonės, veidai, sienos, viskas kertojasi. Atvarai į valstybę naują arba į kažkur. Čia viskas nauja. Nauji vaizdai, naujos vietos, nauji žmonės ir tu ištisai kerti, tavo smegenys mato vis naujo paveikslą. Po 4 dienų pavežiojimo su ta mašina, mane iš vis iškirto. Tu ištisai 4 dienas, tavo smegenys mato daugybę naujos informacijos. Kažkas spėja praanalizuoti, nespėja, bet tu krauni tai į galvą. Ir iš tikrųjų smegenys nėra mūsų įpratusios prie tokio krūvio ir tu toks jau ten, žinai. Ir ten džiaugsmo nebetikėjo jau paskui tasai visas važiavimas, kur nori, varom, lekiam, kaip faina, 4 dienos, taigi mes 9 dienom iš pradžių norėjom važiuoti. Tai ačiū Dievui, ten paskui parekomendavo, kad 4 dienas. Aš po jau 4 dieną aš ten vos ištraukiau. Tai visgi tas kelionė, viską reikia, žodžiu, tas išvada tokia, viską reikia daryti su sveiku. Reikia, jeigu yra galimybė ir užsidirbę ilsėtis, bet reikia ir dirbti, reikia būti namuose. Reikia namų konceptų. Va taip.